Labadiena. Antroji savaitės diena prasidėjo globalių akcijų indeksų kritimu. Nerimstančios bėdos dėl ekonomikos lėtėjimo ir skelbiami sumažėję bendrovių pardavimai traukia akcijų kainas žemyn. Padėtį blogina JAV automobilių gamintojų vis prastėjanti finansinė padėtis, kurią tikėtina turėtų gelbėti valstybė. Vokietija paskelbė, kad pasitikėjimo indeksas kiek atsitėsi ir pranoko analitikų lūkesčius, tačiau tai didesnio poveikio biržoms nedavė. Pabaltijo akcijų indeksai užsikrėtė globaliomis neigiamomis nuotaikomis. Šiandien vis dar buvo galima jausti Latvijos Pareks banko skelbtų naujienų pasekmes. Be visa ko investuotojus paveikė žinia, kad reitingų kompanija Standard & Poor's Latvijos bankams dar kartą sumažino skolinimosi reitingus. Tai dar kartą įrodo, kad bankinio sektoriaus bėdos vis dar nesibaigiančios ir šis sektorius kol kas yra labai trapus. Vilniaus vertybinių popierių biržos indeksas smuko 2,74% žemyn. Antrą prekybos sesiją iš eilės vyravo panika bankinėme sektoriuje. Didžiausio dėmesio šiandieną susilaukė Ūkio banko akcijos, kurios grimzdo žemyn iki 93 centų ribos. Nors bankas paskelbė 10 mėnesių pelno rezultatą, kuris jau viršijo šių metų pelno prognozę, tačiau atmetus nekilnojamo turto projekto pardavimo pajamas akivaizdu, kad pelnas yra mažesnis nei prognozuota. Kiek aktyviau prekiauti ir Šiaulių banko akcijomis. Bankas paskelbė sumažinęs šių metų pelno prognozę. Be to, prie kainos kritimo 1,87% prisidėjo ir bendros neigiamos nuotaikos finansinėme sektorėje. Bendram kainų kritimo kontekste teigiamą pokytį išlaikė Dvarčionių keramikos akcijos kilusios 0,84%. O bendra biržos apyvarta šiandieną siekia 4 milijonus litų. Rygos vertybinių popierių biržos indeksas krito mažiausiai 1,37%. Aktyviau prekiauta Olain Pharma akcijomis, nuo didesnių kainos pokyčių pasižymėjo Latvijos Skraibank akcijos kritusios virš 6%. Bendra apyvarta siekia 23 000 Latvijos lato. O Talino vertybinių popierių biržos indeksas pasižymėjo didžiausių neigiamų pokyčių – 3,22%. Indeksai į dugną traukia didžiausią svorį turinčios ST Telekom, Tallink Group bei Olympic Entertainment Group akcijos, kritusios nuo 3 iki 7%. Didžiausia net 6 milijonų eurų apyvartą šiandieną pademonstravo Talina Vesi akcijos, kurios buvo perleistos vienu tiesioginiu sandoriu. Į bendrovės Arkovaras skelbimą, kad visgi valdyba nebesupirkinė savo akcijų, investuotojai sureagavo pakankamai ramiai. Akcijų kaina koregavosi vos 1 centų žemyn iki 0,26 eurų ribos. Šiandieną naujienų tiek, kylančių jums rinkų.